Šviežienų vyrai sveikina damas su kovo 8. Gerai, viskas. Su kuo šiandien esu? Matu. Žilvinas. Kornelija. Gerai, tai ar žinot, kokia rytoj diena? Tai aišku, moterų diena. Šeštadienis. Aišku. Turim jums užduotį. Dabar čia matom, turim Mystery Wheelą ir turėsit jį prasukti. Ir ką gausit, kas jums iškris, tą turėsit padaryti, atlikti arba galit gauti siurprizą vieną. Gerai, tai klausimas tau. Kokia moteris arba mergina tave įkvepia labiausiai ir kodėl? Tai mano mama. Kodėl? Nes kiekvieną dieną man jinai padeda, rūpinasi ir suteikia motivacijos. Žiauriai miela. Gerai, tai Žilvinai irgi gavai klausimą. Tai kokia tau buvo kažkada gyvenime įsimintiniausia moters diena? Turbūt, kai mamai gėlių nenupirkau ir gavau nuo tėvo. Bet mes... Tai kadangi tokia graži proga rytoj, mes laikinai duodam jums po vieną tulpę. Po vieną. Ir jūs ją... Po vieną! Ir jūs ją galit padovanoti bet kuriai mokyklos merginai, mokytojai, šiaip personalui. Ačiū. Gerai. Ir tu. Labas, koks tavo vardas? Adomas. Gal galėtum prasukti ratą ir atsakyti vieną klausimą? Žinoma. Tai prašom vienas sukimas. Ir mes turim užduotį. Nežinau užduočių. Pasakyk. Tavo užduotis, Adomai, yra pasakyti pirmomis 3 moterimis sutiktomis komplimentą. Kurią paną pirmą, tai judam dabar, viskas. Judam. Tai kitoj pusėje biški daugiau, negu einam į tą pusę. Į mikrofoną. Tavo labai gražus sakiniai. Ačiū. Pirma panelė, davai, dabar kita. Sveika. Tavo skarai visai. Tau tinka iš tikrųjų. Trečia, viskas, speedrun. Tavo labai gražus pakabukas. Tau tinka. Šaunuolis, Emin. 10 iš 10. Šaunuolis, Adomai, atlikė savo užduotį. Mes tave apdovanojame su gėle. Realiai antrą užduotim ir turi padovanoti paneliai savo nuožiūrą. Dėkoju. Wow. Čia tau. Gerai, tai šiandien turim Marija. Rusne. Tai ar žinot, kokia rytoj yra diena? Žinau ją diena. Koks tavo vardas? Marija. Rusne. Ar žinot, kokia rytoj diena? Moters diena. Moters diena. Gerai, tai mes turim paruošti jums klausimėlių arba užduotį, bet padarysim visai kitaip. Tai jūsų užduotis, dabar jūs turit pramest vaską ir kuri pralaimi gauna užduotį iš mūsų, o kuri laimi gauna klausimą. Marija, tavo užduotis per 30 sekundžių pasakyk 5 moterų vardus. Marija, Saulė, Ismantė, Rusnė, Lukrecija. Laimėjo. Aidol. Kaip aidol lietuviškai? Gerai. Koks yra tavo lietuviškas moteriškas idealas? Monika Liu, nes yra labai graži, labai kūryminga ir labai nuostabi asmenybė. O kokia tavo daina mylimiausia? Kodėl tu čia? Galvau, čia manęs klausia. Ačiū. Kadangi rytoj moterų diena ir be moterų pasaulis būtų labai tuščias ir blankus, tai aš dovanoju jums po tulpę ir linkiu dar daugiau gauti per gyvenimą. Čia labai. Pasnau, žinai, kokia rytoj diena? Moterų. O gal nori žaidime sudalyvauti? Gerai, suk ratą ir tada pasakysiu. Siurprizas. Gerai, tau siurprizas, kad nereikės daryti nei užduoties, nei atsakinėti klausimus.
Tiesiog gausi dabar gėlytę ir turėsi įteikti kažkokiai mergaitei, moteriai. Moters diena nojau. Dabar? Dabar. Bučkę nepaprašy. Labas, su kuo kalbu? Gustas, Tai ar žinai, kokia rytoj diena? moterų diena. O gal nori žaidime sudalyvauti? Norėčiau tikrai. Nu tai sukrato, o po to jau pasakysiu. Prizas, prašau. Klausimas. Kokia daina tau asocijuojasi su moters diena? Realiai bent kas iš frifingos, nežinau, man moteriška kažkodėl, nežinau. Na gerai, ačiū tau už atsakymą. Dabar mes... Palauk. Gauni gėlytę. Prašau man gėlytę. Bet žinok, turėsi įteikti kažkokiai merginai. Ai, ne? Jo. Aš tau įteikiu gėlytę. Gerai, ačiū. Gerai, tai su kuo šiandien esu? Mykolas Čiapas. Aleksas. Gerai, ar žinot, vaikinai, kokia rytoj diena? Moters diena. Moters diena. Moters diena, teisingai. Tai šiandien mes turim Mystery Wheelą. Ratą turim šiandien, žodžiu. Ir jūs turite jį prasukti ir kad ir ką gausit klausimą užduoti, o gal ir surprizą turėsit įvykdyti. 100 eurų yra. 100 eurų. Kokia moteris gyvenime tave inspiruoja? Nei viena. Kaip tai nei viena? Stop, kad? Tave. Tai mamytė, nu. Va. Taip. Sukrato, jo. Gerai. Surprizą gavai. Dovanojam tulpę. Nu, palauk. Per naują, nes kad gautum klausimą. Klausimas. Gavai dar vieną klausimą, gerai. Ar yra šio gimnazijoje mergina, kuri tau labai patinka? Yra. Ačiū. Ką aš tokius kalbinu? Aras, Medas. O žinot, kokia rytoj diena? Taip. Kokia? Kovo 11. Kovo 8. Moterų diena. Jo. Norit gal dalyvauti žaidime? Tai prasukit ratą ir tada pasakysiu, ką toliau. Gerai, tau bus klausimas, o tu iškart antrą kartą prasuk. Tau bus užduotis. Kokia tau garsenybė moteris yra labai labai graži? Miley Cyrus. Turi pasakyti 5 moters vardus prasidedančius raidę S kuo greičiau. Smiltė, Svajūnė, Saulė. Nežinau. Skaiva. Sandra. Gerai, sveikinu. Dabar jūs gausite 2 gėlytes ir jas turite teikti. Jums ar tai gražiausia, ar kažkokiai moteriai sutiktai dabar. Nu tai eikit, teik kažką. Mokytojai? Kam norit? Mergaitai, mokytojai. Labą dieną, mokytoja. Mes atėjome jums įteikti. Ajajaj, o Čia moters diena. Labas, koks tavo vardas? Aš esu Lukas. O žinai, kokia rytoj diena? Kovo 8 moterų diena. Įsitikinęs? Jo. Na gerai, gal nori žaidime sudalyvauti? Norėčiau. Nu tai prasuk ratą, tada jau pasakysiu. Užduotis. Gerai, aš tau parodysiu makiažo produktus arba kažką panašaus ir turėsi pasakyti, kas čia ir kam. Gerai? Gerai. Gerai, tuoj. Nu, kas čia gali būti? Čia gal lipglosas gal. Jo, teisingai atspėjai. Nu gerai, dar vieną sunkesnį reik. Nu gerai, o kas čia? Žinok, nežinau. Nuspėk. Gal veidui nagulakas gal. Nu žinok, draugai tave apgaudinėja, tikrai nenagulakas. Tai gal veidui, kad pašviesint kažką. Nu čia skaistalai, jo, kad būtų tokie blašiniai žandai. Nu gerai, dar vieną. Paskutinį. Nu.
Čia blakstienam tušas man. Jo, sveikinu, atspėjai, dabar gausi gėlytę ir įteik kažkokiai va čia esančiai šalia mergaitį, moterį. Gerai, einam. Labas, koks tavo vardas? Adomas, Aš žinai, kokia rytoj diena. po 8, O gal jau sveikinai kažkokią moterį ar panelę? nu dar ne. Tai man rodos bus gera proga. Gerai, gauni gėlytę dovanų ir įteik kažkokiai, kur dar esi paneliai. Matau, ten yra gale. Ar... Dėkui. Ačiū sveikinimus. Nesakyk, kad toli, nesakyk, pamiršai. Jeigu aš pakely, eilėms stoja laužai.